Eilinė situacija. Kampuose pradėjo pelyti. Tai viena iš priežasčių, aišku, seno tipo namas, sienos jau nebe sandarios, turi mikroįtrūkimų ir peršala kampai. O kita situacija yra, užliejo juos. Žmonės užliejo ir įsimetė pelėsis. Tai parodysim, kaip atrodys rezultatas po viso valymo. Kampas atrodo baisiai. Sienos liko pažeistos. Vietomis nemažai kur pažeidė pelėsis dažų sluoksnį ir glaisto, bet pats pelėsis išnaikintas.